Tai kaipgi aš tvarkausi su emocijomis. Kai aš paklausiau šito klausimo, gavau kelis atsakymus. Žmonės sako, kad aš tiesiog būnu su tomis emocijomis, kurios man nepatinka, su sunkiomis emocijomis, tiesiog stengiuosi išbūt, leist savo išbūt tas emocijas. Žinot, kaip aš tvarkausi su tuo? Aš su emocijomis nebūnu. Nes buvimas tai reiškia arba stūmimas jų, arba kažkaip tai dėmesio skirimas. Aš neskiriu tam dėmesio tiek. Kiek jūs būnat arba nebūnat su lietumi už langų. Jis tiesiog lyja. Vienam tai patinka, kitam nepatinka, vienam tai geras oras, kitam ne. Kiekvienas žiūri savaip, o aš nežiūriu į tai. Aš tiesiog nei priešinuosi, nei pritariu tam, nes aš žinau, kad tai, kas vyksta dabar, yra taip, kaip turi būti. Gamta žino, kada lyt, kiek lyt, kaip lyt. Gamta žino, kokios emocijos dabar, kokia vibracija per mane turi pratekėti dabar. Ir tai tiesiog teka. Aš nevertinu gyvenimo ir nesprendžiu, geras jis ar ne, teisingas jis ar ne, nes gyvenimas yra tobulas. Jis yra visada toks, koks optimaliausiai reikalingas man ir viskam, kas yra aplink mane. Jis visada išsireiškia taip, kad duotų maksimalų potencialą išlaikyti, sugrįžti arba išlaikyti ramybę. Štai pagrindas. Todėl emocijų nėra nei gerų, nei blogų. Jos tiesiog yra, jos tiesiog teka. Ir jeigu kyla pyktis, jis kyla, jis tiesiog teka. Aš pastebiu jį, matau ir aš toliau einu į tai, kur yra ramiau. Vedlys gyvenime yra jūsų ramybės, pusiausvyros ir pilnatvės būsena. Ir aš einu ten, kur šito dalyko daugiau. Ir jeigu dabar yra liūdesys, tai yra jis tegu liūdėsi savo, o aš būtent šitoje akimirkoje žiūriu, ką aš galiu nuveikti, padaryti, kaip aš galiu būti, kad man būtų kuo ramiau. Viskas, kuo ramiau. Ne kuo lengviau, ne kuo fiziškai, etiškai, morališkai ar finansiškai lengviau, o kuo ramiau štai čia. Štai mano sprendimas. Aš nesakau, kad visi jūs turite taip daryti, nes kol nėra kvalifikacijos, kol nėra vidinio algoritmo šitam dalykui, tol bus tik tai pastangos būti tokiu, kaip ten reikėtų būti, ką Robertas pasakoja, koks jisai yra. Nereikia stengtis, pamažu jūsų dėmesys pats susikoncentruos į pačią gyvenimo esmę. Jeigu jūs valysit viską iš savęs, kas yra neesmė, kai jūs atpalaiduosit, paleisit, išvalysit iš savęs tai, kas neesmė, išlyginsit ten viską, o tada liks pati esmė. Nesistengkit to padaryti, o tiesiog nuspręskit žengt išsivalymo, susitvarkymo, vidinės harmonizacijos keliu. Kai tai žengsit, gyvenimas jūs pradės vesti šituo keliu. Jeigu jūs nežengėt ir neinat į ten, tai gyvenimas ir sako, tavo valia, tavo ketinimas, tavo valia. Tu nenori ten eiti, aš tavęs tikrai netemsiu. Gyvenime nėra prievartos. Gyvenime yra galimybės visada. Ir jums duos gyvenimas galimybės pamatyti, ką turi ir nori tvarkykis, nori ne. Bet pamatyti, ką turi, tau duos visada. Šitą galimybę iš tavęs niekas netims. Tu visada patirsi savo vidinį pasaulį. Per išorinės aplinkybės tu iš karto jausi, ką aš susikroviau viduje. Ir tai yra galimybė. Aš tiesiog priimu šitas galimybės, aš išnaudoju jas, bet be įtampų, be pastangų, be sureikšminimo. Tiesiog einu tuo keliu kaip lengviau. Ir emocijos, jos yra tiesiog išraiška, kurią aš priimu ir leidžiu joms per save pratekėti. Nei aš su jom būnu, nei nebūnu. Aš tiesiog leidžiu joms tekėti. Taip išeina. Tai keliaujam šituo keliu, ar ne? Tas seminaras, aš tikiuosi, paskatino jūs
pradėti vidinį susitvarkymą taip, kad galėtų emocijos tekėti laisvai, neužspaustos, be kamščių, be įtampų. Tai ir skatinu jūs. Štai tame seminare būtent kursas, tas, kurį aš jums pateikiau galimybės, jis tikrai veda šituo keliu. Tiesiog tiesiu ranką kviečiu, sakau, nori, remkis, eisim kartu. Ne, tavo pasirinkimas. Ačiū, kad tai išgirdai. Iki.